Sveiki atvykę į švietimo portalą. Interneto naršyklėje įrašykite adresą portalas.emokykla.lt. Švietimo portalo paskirtis – skelbti informaciją apie renginius, švietimo naujienas, leidinius, teisės aktus. Kaupti ir skelbti elektroninį ugdymo turinį. Teikti elektroninės paslaugas švietimo darbuotojams, mokiniams ir jų tėveliams. Skatinti pedagogų ir mokinių bendradarbiavimą. Sudaryti galimybę registruotam vartotojui gauti individualizuotas paslaugas. Švietimo portalu gali naudotis ir prisijungę ir neprisijungę vartotojai. Neprisijungusių vartotojų galimybės. Skaityti portale skelbiamas naujienas. Peržiūrėti renginių kalendorių. Atverti detalę renginio informaciją. Švietimo portale siūloma susipažinti su įvairiu turiniu. Elektroniniais leidiniais, aktualiais teisės dokumentais, interneto tinklaraščiais. VIPS – tai vaizdo paskaitų sistema. Sistemoje galima peržiūrėti dominančią vaizdo paskaitą video formatu, transliuoti vaizdo paskaitas, konferencijas ar kitus renginius realiu laiku. Vaizdo siužetų archyvas. Vaizdo siužetuose rasite ne tik daug įrašų apie vykusius renginius, bet ir naudingų pamokų bei patarimų. Ugdymo srityje rasite bendrasias ugdymo programas, mokymosi svetainės, skaitmeninių mokymosi priemonių aprašų saugyklą, naujausius vadovėlius, informaciją apie ugdymui skirtus puslapius Lietuvoje bei užsienyje. Skaitmeninių mokymosi priemonių aprašų saugykloje galima peržiūrėti mokymosi priemonių aprašus, mokymosi priemonės esančias įvairiose interneto saugyklose, mokymosi priemonės, kurios susietos su bendrosiomis ugdymo programomis. Skiltyje nuotoliniai kursai galėsite prisijungti prie virtualių mokymosi aplinkų, demonstracinių nuotolinių mokymosi kursų, nuotolinės kuratorių aplinkos, institucijų teikiančių nuotolinės mokymosi paslaugas aplinkos. Dalyvaukite apklausose, pareikškite savo nuomonę. Norėdami pasinaudoti prisijungusiam vartotojui teikiamomis galimybėmis, prisiregistruokite. Portale registruojantis pasirinkite, kas jūs esate – pedagogas, mokinys, tėvai, kitas naudotojas. Pedagogams skiltyje Mano informacija, ši aktuali informacija. Naujienos, būsimi renginiai, naujausios mokymosi priemonės, naujausi vadovėliai. Daugiau informacijos apie vadovėlius galima rasti vadovėlių duomenų bazėje. Pedagogams bei mokiniams asmeninė erdvė teikia šias paslaugas. Elektroninį paštą ir kalendorių, failų saugyklą, nuotraukas ir grupes. Registruodamiesi pedagogai, mokiniai, jų tėvai bei kiti naudotojai gali pasirinkti, ar jiems tikslinga matyti vadybinę informaciją. Vadybos skilties galimybės. Aktualių naujienų peržiūra, naujausių mokymosi priemonių peržiūra, paieška skaitmeninių mokymo priemonių aprašų saugykloje, ugdymo konsultanto projekte lyderių laikas paieška. Registruodamiesi pedagogai, mokiniai, jų tėveliai, kiti naudotojai gali pasirinkti, ar jiems aktuali informacija susijusi su specialiųjų poreikių mokinių ugdymu. Pasirinkę galėsite matyti naujausius vadovėlius, naujausias mokymosi priemonės.
Prenumeruokite naujienas bei leidinius. Dalyvaukite diskusijų forume. Prisijunkite prie mūsų facebook.com/e-mokykla.